Tai kiek viso ploto šitos teritorijos? Čia 280 hektarų. 280 hektarų. O. Čia penkta karta, kuo arčiau grabo, to daugiau sentimentų tėviškai, žinai. Kelintais metais gimei? 58 jau tiek žmonės negyvena. O tavo tėtis čia irgi gimės? Ar? Jo, tai čia penkta karta su didėtukai čia. Ko tėveliai dirba tavo? Ai, tėveliai, nu žinai, kaip tais laikais, tai tėtis ir girininkas, mama prekybininkė, čia buvo tokio, žinai. Aha. Ar tu esi laimingas žmogus? Ne, nu, visi kvailiai yra laimingi, žinai. Protingi žmonės yra nelaimingi. Aha, protingi. Įdomu, reiks pagalvoti. Prasitarei, kad universitete esi dirbęs, dėstyk studentams? Tai aš dirbu Kauno Grūduose. Pas mus Kauno Grūduose dirbo virš 4000 žmonių. Su veterinariniu išsilavinimu dirbo pas mus apie 700 žmonių per grupę, tai reikėtų žmonės prisitraukti, tai nu, teko ir su studentais dirbti, ir kaip nekeista, turiu mokslų daktaro laipsnį, bet aš iš to, nu, aš tikrai esu tas natūralus, sveikas daktaras, ne tas popierinis mokslų daktaras. Ir aišku, mane daug tai už tą daktarą, tipo, kad, bet aš, nu, aš manau, kad įrodžiau, kad aš padariau iš to verslo, įkūriau verslas, tas, aišku, kiekviena verslo sėkmė yra pamatuota pelnu, pasiektais rezultatais. Aš manau, kad tas mano pripažinimas, kad ir mokslo daktaro yra sąlygotas verslų sėkme, tai aš manau, kad neturėčiau teisintis prieš tuos visus įsišokėlius. Sklinda gandas, kad Tautvydas Barštys nieko nebijo, jis yra labai drąsus žmogus, ar tiesa? Nu, ten, matot, kaip čia pasakius, visi pasaulyje, nu, žymus asmenys, Van Gogas, Einšteinas, visi buvo šizikai, žinai. Ir baisiausias žmogus yra vidutinybė, kaip tie dėmesosiniai batai, žinot. Jie tinka viskam, bet netinka niekam. Tai aš manau, tas ir pasako žmogaus asmenybė. Jeigu tu kažkokių tikslų turi, nu, tau negali būti kliūčių. Tu turi būti savotiškas šizikas. Ir aš manau, kad aš toks ir buvau savotiškas šizikas, kur jeigu aš turėjau tikslą, aš jį bent kokią kainą norėjau pasiekti. Poezija. Kodėl poezija šalia jūsų gyvenimo yra? Jinai kiek yra svarbi pačio sielai, kaip sakyti, Marcinkevičius, Širvys, Mačernis ir panašiai. Žinau, kad greitų metų atsiras ir biustas pačio teritorijoje skirtas Justinui Marcinkevičiui. Nu, aš manau, kad mane įtakoja mano aplinka, gerbiamas Stasys Žirgulis, gerbiamas Mikutavičius, gerbiamas Patackas, Seimo narys. Aš, aišku, esu dėkingas labai gerbiamas Stasiui Žirguliui, kuris mane supažindino su daugeliu tų eruditų žmonių iš meno pasaulio, nes, nu, verslininkai, tai kiek man teko pažinoti, tai yra patys didžiausi nabašnikai. Jie nei knygos perskaitė, nei kažką, tai, o jie, nu, visą savo dalį miruoja kažkaip pseudo pinigais, pseudo turtais, kur žmogus, nu, nėra vien tik pinigais turtingas, yra, nu, negali būti kaip, pavyzdžiui, kokia Sygo, visą kainą jos rankinukė. Tai aš manau, kad yra tie žmonės, kur, pavyzdžiui, menininkai, kur jie dūšia turtingi. Tai nereiškia, kad jis, jeigu nėra jau sąskaitoje pinigų arba kaip Sygo rankinuko, tai jis nereiškia, kad jis, nu, neturtingas. Labai įdomus pavyzdys. Tai va čia o ta mūsų bus pavėsinė.
Čia, kur turėtų atsirasti... Šitą pavėsinį. Šitą, kur ateitų žmonės pasivaikščiodami, o čia turėtų būti Marcinkevičių pradžią, paskui gerbiamas Žirgulis Stasys su Širviu mokėsi, tai jie kažkaip tai įantinti kažkokią vienokiu ar kitokiu būdu gerbiamą Širvį, Mačernį, kažkas tokio, viskas, kaip sakant, šakėm ant vandens, bet mes, aš manau, su tie visi asmenys, kurie dalyvauja šitam procese, turim savo įsipareigojimus, su savo garbės žodį ištartą ir aš manau, kad privalėsime padaryti. Ačiū Jums labai, Tautvydai, už interviu ir dar kartą dėkoju už tautos kultūros dvasios puoselėjimą savo gyvenime ir kitiems žmonėms. Tai aš manau, kad be galo miela džiugu, kad ir Robertas už tokį pilietiškumo, tautiškumo apjungia žmonės atskirų pakraipų, atskirų intencijų, kur šiandieną mes nesaugodami tautiškumo, lietuviškumo mes prarasime bent ką, žinot. Aš manau, kad ir šiandieną tas, kai matome visokius Sorošo fondai, ten mūsų visos medijos žiniasklaidos įtakotosios turi atidirbti už tos pinigus, labdaringų pietų nebūna, už juos kas nors sumoka. Aš niekada taip brangiai nevalgiau kaip labdaringose pietuose. Ir tie tikrai užjūrio dėdės, visi užjūrio princai, jie tą tautą veda ne prie maisto, bet jie veda prie suklaidinimo, savo naudai siekti ir aš tikrai manau, kad mūsų skęstančių gelbėjimas yra skęstančių reikalas. Tai, gerbimi lietuviai, neskęskite patys ir gelbėkitės. Ačiū labai, gero kelio. Kas aš be medžių, be žolės, be paukščio, be priėjimo prie žmogaus, be žvilgsnio, kuris mane sutinka ir palydi. Gėlelė, tavo žiedas manyje, žinau, kaip jį turiu laikyti, kaip nešti šitą fakelą turiu. Ta diena, kai išdraskė strazdo gūžtą, aš neturėjau kur namo pareiti. Per visą dangų liūdna buvo žmonės. Mačiau, kaip žvėris lakstė mūsų akis, grėsmingai plėšrios, alkanos ir baikščios, ir nieks nuo jų pačių negynė jų. Pakrikštytas ne vandeniu, o meilė, esu čionai mylėti ir žinau, kad žemėje nėra daugiau ką veikti.